Regresinis vakaras. Tema būtų Žemė. Pakeliausim po Žemę, pažiūrėsim, ko čia mums parodys. Gerą klausimą. Tai man iš karto daug pajaust dabartinį Žemės būseną, jeigu taip tinka įvardinti. Žemės energija. Tai iškart sunkoms didelis, labai didelis sunkoms iš pačių Žemės. Iš Žemės gelmių. Norės taip sakyti nuo teršalų įvairiausių, nuo to, kas yra daroma su Žeme, su oru, su vandeniu, su ugnim. Nežinau dar, kurie ta ugnis čia mane lenda. Viskas tas, kas yra daroma su Žeme, su oru, su vandeniu, tai yra daroma tam, kad manipuliuoti žmogų, žmogaus gyvenimu. Ir visa ta manipulacija, kuri yra daroma žmonių masėm, hipnotizuoti, bauginti, она atsiliepia pačiai Žemė. Visa ta informacija skirta manipuliuotojams, slopint pačios Žemės energiją, pačios Žemės gyvybinę energiją, maišą, išbalansuojant ciklus, sumaišo ciklus, išbalansuojant. Ir įtaka gyvūnams iš karto yra daroma automatiška. Gyvūnam atrodo sunkiau gaudytis. Gamtos vietovės paukščiams sunkiau gaudytis. Nes anim vis informacija, kuri anims reikalinga gaudavo iš Žemės. Bet dabar pati Žemė tokį, nori sakyti, išbalansuota, sutrikusi. Atepjautų orus mūsų, ani yra įtakuoti. Matau, kaip įtakuoja, tokį rodą ronką virš, tokį kaip aparatą, kuris manipuliuoja nuras. Viskas, taip noriu sakyti, ne tik orą, viskas, kas į mum rodoma, kas į daroma, į tam, kad mus manipuliuotų, mumis žaistų, mus įbaugintų, kontroliuotų. Visa informacija, kurią iš televizorių, radio, oficialioji spauda, tai yra manipulacijos ir unkenučių niekanauji, kurį aš nuvažiavau. Dabar jau mes apie Žemę domamės. Gera. Žemė, tai jau sugrįž, nuplaukiau kažko. Tas Žemės sunkoms toks, sunsaugus, plėtas. Nes man taip nori sakyti, kad labai seniai tas įdaroma. Per amžius, gal netgi šimtmečius. Gal netgi dar seniau. Yra tas, kaip čia dabar reikia pasakyti, yra atsakingas jėgas, kurios rūpinas, kaip turbūt panaudota, jeigu reikia panaudotų kažkokią stichiją žmonija ar bet kokia kita ankstesnė buvusia civilizacija manipuliuotas yra iš karto padaroma. Yra labai seniai yra naudojamas gamtos stichijas gaivala tam, kad nuslopinti, sunaikinti, pakeisti, įtakuoti, manipuliuoti esamą civilizaciją. Tas labai seniai daroma noriu sakyti, neatmenamų laikų, užmirštų laikų. Ir kiekviena dirbtinė stichija, kiekvienas dirbtinis škvals, potvinis, drebėjams, kiekvienas dirbtinis gaisrus, kuris įsukelts. Man toks vėl rodo tokie mechanizmą su mygtukas. Čia nebūtina, kad taip ir atrodo tas kažkoks mechanizmas, bet čia parodo, kad kažkoks tai
daikts, įrenginys, kuris va ton sukel, po kiekvieną tokį panaudojimą žemė vis labiau yra užgožiama, vis labiau, noriu sakyti, deaktyvuojama savo pačios ciklų, tokių veiksmų ir vis toliau yra grimzdama į tokį, nu taip noriu sakyti, beprasmybę. Viskas vis labiau nykst, gest yra. Tiek su gamta, kas jis susiję, tiek su gyvūnas, tiek su pačia žmonėm. O ten ciklo pabaiga. Ko reiškia ciklo pabaiga? Viskas, kas gyva, gest. Vat vėl tom pats sako, viskas, kas gyva, gest. Ciklą užsibaiginė, naujiems ciklams nebus leista prasidėti. Kas čia per ciklą? Pažiūrėkim, kas čia per ciklą. Gyvybės ir mirties ciklą te paten. Gal biškai aiškiau kažką, nu pažiūrėkim. Viskas, kas gyva, turi ciklus. Vieniems ciklams užsibaigus prasideda kiti ciklai. Ir tie apsukas ratų iki begalybės. Bet aten moments, aten laikmetis, kada naujiem ciklam nebus leista įsigaliuoti, įsisokti. Ir senėjam užsibaigus, čia tiesiog pradės gesti viskas. Gesti, užmirti, numirti. Ir šitą realybę, va šios žemės, šio pasaulio realybė užsidarys. Ir užsidarys visam laiku. Nebesitęs čia. Nebesitęs gyvenimą. Nei gyvūnų, nei žmonių. Atrodo, čia nieko neliks. Užges viskas. Montuok informaciją. Ši realybė, ši visa realybė po biškelį pabaiga. Net ne po biškų jau ir prie pabaigos. Neužilga. Aš nežinau, kiek tas neužilga mums nerodo. Užges čia viskas. Atrodo, vėl užges viskas. Viskas ir išbandyta, čia viskas padaryta. Ir viskam bus leista užgesti. Leista užgesti, apie įdomią rodą. Nu šiek tiek tokia. Kai kam galbūt bauginojant informaciją. Gera. Žiūrėkim, ko dar parodys. Žemė. Labai daug sunkių laikų yra ši žemė. Noriu sakyti, kad ištvėrusi, nes toks jausmas, kad kiekvienas resets pertvarkyms. Kada sakau resets, aš turiu omenyje nunulinimą. Nunulinimą visko, kas gyva, taip noriu sakyti. Visko, kas gyva, kas egzistuoja, visko, kas kvėpaun. Visko, kas pastatyta, nunulinimą, ši žemė tiesiogiai tor pernešti visą ton procesą. Ir tas procesus anon žoda. Pasijam gyvybės dalį ir kažkuria prasme kažkiek anos užmarenan palikt kaip užmirusi. Ir su kiekvienu resetu žemė vis labiau užmirst. Kaip čia dabar pasakyti, užmirusi palikt. Vis labiau meiktuojanti, užmirusi. Ir nebeatstatoma. Daugybę kartų čia buvo resetą atlikti, man te parodo, daugybę kartų. Bet masts pati nunulinėma. Tai globalus. Atrodo, nelieka ne vieną kampėlį, kuris būtų išsaugots ar nepaliests nunulinimu, didžiųjų nunulinimu. Kiekvienas nunulinims. Tai jau.
pastrigau, kas čia? Kažkur pastrigau, tai jau sugrįžu. Kiekviena stichija, kiekvienas nulinis, kuris buvo atliktas tam, kad nušlaut kažkokią civilizaciją, kad paslėpti, kad be pėdsakų palikti, kad ateitį palikti be pėdsakų buvus civilizacijais buvo labai tikslinga naudojamas stichijas, tikslinga naudojama nunulinimo technika, jeigu teisinga čia galiu išsireikšti. Nunulinimą įrunkę, man rodo didžiulės, nušmatau sprogimus. Sprogimus, kurie atrodo numas didžiulis yra, atrodo dabar dar yra tų kraterių tokių išmuštų, kur pasako, kad čia meteoritą išmušė, bet iš tikrųjų ten yra didžiulių sprogimų pėdsaką palikėms ir tų sprogimų banga, ir man rodo ne vien sprogims, o daug sprogimų tam tikros vietos vienu metu tokį sukūrė tokį mega reiškinį, kad viskas, kas gyva, buvo tiesiog akimirksniu sudeginta, išdeginta, nušlauta. Kai kas lieka, kai kur kažkokie tai tokie kaptuokas buvo didinga, trupinuką lieka. Tai civilizacijų trupinuką kažkokie ir išlieki. Bet viskas yra taip sunaikinta ir nušlauta nuo žemės paviršiaus, kad tiesiog nebūtų, neliktų ir ant viršaus galėtų iš naujo paleisti eksperimentinius bandymus. Žmogui yra leista būti, gyventi tik dėl to, kad yra eksperimentuojama, stebima, renkama informacija, renkama energija. Žmogus toks iš savęs kūrinys mums yra, man nori sakyti, netikrus, uns įsukorts. Anon sukūrė pažangęs būtybės, pažangęs, kaip čia pasakyti, atėmžut civilizacijas. Kaip suprast civilizacijas? Aš pabandysiu pasakyti, pažiūrėsiu rezonuot. Pažangesnis civilizacija sukūrė šią civilizaciją. Ne, kažką kitaip, todėl pažiūrėkime šiandien. Žmogus yra dirbtinis kūrinys, kur kas pranašesnių būtybių, bet tos būtybės aš negaliu te pasakyti kada nors. Nu tai jau atjungsiu protą, man truputėlį maišyti pradėjo protas. Žmogus sukūrė tai, tas, kuris norėjo gauti iš to naudos, pasinaudoti tau, įgyvendinti kažkokius savo tikslus. Žmogus buvo sukurtas su konkrečia užduotim, su konkrečiu pavedimu. Ir tuo pačiu eksperimentuojama, tobulinama buvo. Pats žmogus tobulinams. Iki kol buvo sukurtas kaip atmaina paties kūrėjai. Bet tam, kad žmogus nepasiektų paties kūrėjai potencialą, DNR buvo sumenkinta, sumažinta daug kartų, daugybę kartų noriu sakyti. Tam, kad žmogus nepranoktų savo kūrėjai, kad nepataptų net lygiu anam. Kad nereikėtų žmogaus veisti papildomą ir naudoti untanų resursų,
buvo sukurti organą, kurias žmogus galėjo pats save dauginti. Nu, lytinę organą. Tai, kas esame mes šiandieną, tai yra tik ta maža dalelytė to, kas buvo iš pradžių. Turint omeny žmogų. Mes esam tik maža dalelė to, kas kažkada buvom. Kokie žmonės buvom. DNR yra didžiai dalim neveikonti, neveiksni, užmirusi. Labai maža informacijas mūsų DNR yra aktyvi. Ir nemaža dalis ta, kuri yra aktyvi, yra labai stipriai manipuliuojama tam tikrų įrenginių, kurie čia yra tūkstančius metų, gal taip sakyti. Nu, bet nuo senų laikų. Tam, kad žmogus nepažadintų savo likusius DNR, neaktyvautų nuos, nepažadintų, kad būtų toks, nu, man rodo vaizdu, o toks žmogus, kuris klūpontis ir žiūri žemę. Žmogus, kuris mato tik fizinį lygmenį ir daugiau nieko nejaut, nieko nesuprant, nieko nežino. Čia pagrindinis žaidimo taisyklės - išlaikyti to nudievinto žmogų iki, nu taip, negražiai gal įsireikšų, iki vekšų lygiaus, kad jums nekeltų akių į viršų, kad nekeltų akių už fizinį lygmens, kad gyventų tik fizinė plotmė. Tada žmogų manipuliuoti yra be galo lengva, net beveik jėgų tam nereikia naudoti. Be galo lengva manipuliuoti žmogum. Ir tada žaidėms gal vykti. Žaidėms, vat, kad šis pasaulis yra, kad tai, kaip žmonės gyvena, yra tikra varžybas, futbols, krepšinis, koncertą, žvaigždės, kara, kad galėtų įsisukti ton ratą ir tiesiog gyventame. Yra nei šiuolaikinė žmonės, yra kaip baterija, atsiprašau, baterija kažkam kitam, kažkam didesnė. Ir kiekvienas žmogus, gyvendams užsisokis tam fiziniam pasaulyje, kada mums jaudinas bei nerimaun pergyvent, serg už komandą kažkokį čia pavyzdį pasakau. Mums generuojam didžiulius kiekius energijos, kuri yra surenkama ir kažkur perdaudama. Ir žemė yra kaip plots tam viskam vykdyti, galinti. Plots, kuriam nelieka daug laiko. Plots, iš kurio buvo išmelžta, nu, atrodo maksimums ir dar čiučiut. Ir dar daugiau. O ši civilizacija, taip noriu sakyti, kad už GSP ten vos net gesinti nereikės. Nereikės nušlaut visko, potvinių ar didžiulių gaisrų. Niek nereikės. Patys žmonės per dirbtinį intelektą įsileidė dirbtinį intelektą į save, užges anų dieviškasis aš ir anei paliks pusiau mėrį, pusiau mašinas, pusiau mėrį. Ir viskas nuo to prasidės pabaiga, kuri ilga nesitęs, va ten, būna ten. O ši žemė pagyvaus dar šiek tiek ilgiau, bet tas pagyvavims, aš taip pat jautų, kaip rodo, kaip lyg žemė kvėpautų, tai įkvėpimą tokie, kaip paskutinieji įkvėpimą, iškvėpimą, paskutinieji. Žemė yra iki tiek išsekinta. Visi žemės sluoksniai iki tiek yra išsekinti, kad anai daug laiko nebelieka. Ir tas buvo padaryta su intencija. Su intencija, su didžiuliam pastangom tom padaryti. Atrodo tai, kam yra
kaip čia pasakyti, tas, kas turi teisę to daryti, turėjo labai daug ar atiduoti, ar savo įrodyti pajėgumą, kad galėtų to daryti. Čia nebelekam yra leista to daryti. Oho, nu čia triušiaus urvs gers. Mhm, nu gerai. Aš matau medį tokį. Tas medis, tokių medžių atrodo, tokių medžių seniai nebėra pas mus. Didelis, gyvsums. Atrodo, prisilietus gali jausti. Gali girdėti Čia paskutinieji tokių žmonių kaip mes, paskutinieji tikri medžiai buvo, kurie dar turėjo senųjų medžių informacijas. Čia kaip sekvojas, labai panašaus dydžiaus į sekvojas. Ir tie medžiai atrodo iškirsti buvo ne šiaip savo, su tikslu tų senųjų medžių palikims šių senųjų medžių. Anus iškirta su tikslu, kad kol yra tikrųjų medžių augančių žemėje, tol atrodo informacija, kas čia yra buvusių žemėje, tų medžių gyvenimo laikų, yra neištrinama. Ir aktyvę, gal pasiekti per žmonių pasąmones, per pačius žmonės, per širdis tą informaciją. Ir tol, kol tie medžiai nenukertami, tol yra pavojus, kad žmonės gal atsiminti ir suvokti, kas čia šių žemėje buvo padaryta dar netolimų praeitie. Tai kad tam būtų užbėgtų už akių, aš matau, kad tai senųjų medžių palikonis, man miela ten, kad senųjų medžių palikonis seniai visi buvo iškirsti. Be gailesti iškirsti ir buvo viskas daroma labai greta. Po paskutinį resetą šitas viskas buvo padaryta, kuris buvo labai nesenė, 350 metų atgal. Kažkas tuoj. Palieka tik tą vienetus tų senųjų medžių, tam, kad, pažiūrėkim, kurie palieka. Čia toks kaip akibrokštas patiems žmonėje, kad yra toks didžiulis medis ir čia yra vos ne kaip pasaulio stebuklus, bet čia toks kaip tiesa padėta ant tokių, kurios žmonės nesupranta. Atrodo, nei tortėm daryti. Tas ani yra tai, kas čia dirigaun. Ani tortėm daryti, padėti tiesą ant tokių prieš akis. Ir jeigu žmogus nesupranta tos tiesos, nemata nuos, mums jį pats kals. Bet ani vos ne atvirom kortom žaid, bet žmonės to nemata, nepasteb. Nes yra per daug užbukinti, atšaldyti. Gyventi tik protų su ne per širdį. Tai medžiai, kurie augdavo pas mumis miške. Eglės, pušis, ąžuola. Čia tik ta tikrųjų medžių atmainas. Tai medžiai nebeneš tos informacijas, nebetortų sugebėjimų, kabutės, kon turėdavo senieji medžiai, tai tikrieji medžiai. Ani negal transliuoti iš savęs informacijas. Ani yra tik ta medžiaga, kuri aug plėtas. Bet ani net nerezonuojam su žemė daugiau. Vat šitie mūsų medžiai, ani neturi jokio rezonavimo su žemė pačia. Ani yra tik ta, man rodo, šašus. Ani net nėra tikri medžiai. Čia yra išveistas atmainas tikrųjų medžių, kurios neturi jokios naudingas įtakas pačiai žemė. Nors biologijos mokėmės, kada nevyksta fotosintezė, jeigu aš teisingą žodį vartoju, kur
Gamint deguonį medžią, ne per lapus. O čia ten, kad čia ir iliuzija. Nu gerai, važiuokim toliau. Važiuokim toliau. Žemė miršt. Ir tas turi kažkokių koreliacijų su pačių žmonių atmintim. Žmonės išvis nebeatsimena, kas anie tokie buvo, kas tokie yra, kuo čia yra atėję, koks anų tikslas čia yra atėjus, koks pašaukiams. Net nebeatsimena, kas iš tikrųjų anus džiugina, kokie veiksmą anim suteik laimės, kokie kryptis gyvenime anus išlaisvin, kokį dalyką poelgę suteik ryštą, džiaugsmą. Vat žmonių tas toks užmaršoms, tam tikrą prasme bukoms labai atspindi pačios žemės būseną, labai viskas susirišę glaudžia. Mūsų civilizacijos žmonės yra pasmerkti gyventi užmaršume, užrištom akim, nieko nematydami, nieko nejausdami. Ir čia yra didžiuosios žmonijos dalies likėjams pragyventi užsimerkus, nejautant nei savęs, nei savo vidaus, nei šio pasaulio, nei dangaus, nei žemės, nei saulės, nieko nejautant. Užmiršus patį save, praradus patį save. Ir šį didžiuosius žmonijos dalies likėjams. Bet oni patys tie pasirinka. Nieks anų neverti, visi pasirinka patys. Jie nei užges, tai kas neatsimerks, tai kas neatsitokės, tai kas nesusigaudys, užmėgs kartu su žeme. Kai kurių dainas jau visų skaičiau, tas, matau gerą gabalą. Kai kurie yra dar taip, kaip ant tvoros sėdi, neaišku, kurią pos nušoks. Maža dalis yra atsibodę. Yra atgavę savąjį aš, susijungę su anu. Ir anie jaut, anie žena, anie susivok savie, susivok savo aplinko. Anie jaut, kur anie yra, kur jie anie yra. Jeigu čia nieks, kaip pasakyti, nelaik užrakintų, kada ties laiks, anie galės išėti. O tas, kas nesusigaudys, čia ir paliks. Taip rodo, naujas statybos bus pradedamas vykdyti ir tai, kas čia bus pasiliekiu užmigdyti, tai dalį anų pasiims į tas statybas. Vau, aš nesuprantu, ko tas reiškia. Nauja realybė bus kuriama ir tuos sielas, kurios čia bus įstreigusios, bus panaudotas kitos realybės civilizacijas kūrimo pamatų statymui. Bet čia yra, nu, vat sielą tu gali patirti per žmogaus patirtį, ar per gyvūnų, per bet ko gali patirti, būti, eiti, reinkarnuotis. O tai rodo, kad būsi tik įstatyts į kitos realybės kūrimą pamatą, ten net patirti negalėsi, ten tiesiog būsi kažkokį didesnį kūrinį dalim. Nors sąmoninga pati siela niekada nesirinktų tokį likimą. Bet čia bus va tų likėms dalis, tų įstrigusiųjų dalies likėms. Ne visų, kiti čia pasiliks, o kurie bus bent kažkiek kažko verti, tuos pasiims, kurie nesugebės atsibusti, atsimerkti.
Tai atrodo, kad ši žemė, ši mūsų realybė buvo daug kartų, vat kaip ir sakiau, nulinta, užgesinta ir vėl prikelta iš naujo kitiem gyvenimam, kitom žmonių reinkarnacijom, tam, kad būtų toliau vykdom žaidėms. Žaidėms, kurio metu yra surenkama didžiulė, te protų nesuvokiami kiekia energijas iš pačių žmonių, jų emocijų, jų išgyvenimų. Ir ta energija dalis anos naudojama apsaugoti šią realybę, kad anos negalėtų įtakuoti taip, kad išsilaisvintų šios civilizacijas, kad atgimtų į save, kad susivoktų, kas yra, kur yra. Kita dalis energijos buvo naudojama sekundėm resetam, nunulinimam, o kita energijos dalis buvo tiesiog perduodama į kažkokius kitus sluoksnius, kad toliau manipuliuoti, kad toliau kažko maitinti, kažkokias kitas energijas, kitus kūrinius. Ir čia visada tai atvyka. Tik pačių pradžios ši žemė, ši realybė buvo laisva, tiesiog gyva iš savęs, nemanipuliuojama, nedarkoma, nebandoma užkariauti, paimti, pakeisti, pasisavinti. Čia neegzistavo tokį dalyką. Čia buvo tik tyra dieviška energija ir visokios esybės, kurios buvo tuos energijos dalis, kurios galėjo laisvą savį išreikšti ir būti sava kūrėjaus testinumu. Oho. Ir bebūnant tuo savo kūrėjaus testinumu, buvo išauktas kitas energijas, kurios turėjo manipuliuoti šią realybę, manipuliuoti, įtakuoti, pasisavinti. Tam, kad šis dieviškasis pradas patirtų savi iš visų prizmių, iš visų pradų. Nes yra laimė, yra skausmus, yra baimė, yra drąsa ir tas turbūt sujungta į vieną. Bet kad ton padaryti, tai kas yra tyra, turbūt užkrėsta. Šveisa turbūt perpinta su tamsa su šveisa. Ir kol žmonės neišmoks absoliučiai priimti ir negatyvą, ir pozityvą, ir būti tame, neteisont, nekaltinant, nevertinant. Tik tada žmogus galės transformuotis į aukštesnį savo pradą, į tikresnį savo pradą. Nes kol kas, aš labai negražiai pasakysiu, bet man rodo kirmelės. Didžioji dalis žmonių unteik nemok priimti, būti, jausti, nevertinti, o tiesiog priimti, kad yra negatyvus, kada ne yra, man rodo, kad toks kirmelės. O kirmelės dėl to, kad labai žemos vibracijos gyvent, bet būtent dėl to neskaltin, teis, vertin, kad va aš gyvenu tai negeriu, nerūkau, o va tu geri rūka, tai tu šūdsiesi ar dar tu kažkoks esi neverts. O čia yra tokia iliuzija. Čia tokia iliuzija. Neegzistuoja iš tikrųjų toks dalykas, kad aš esu geresnis už kitą. Čia yra kablys, ant kurio pasimauna žmonės. Iš tikrųjų mes visi esame absoliučiai lygus. Tik paimkim bomžą ar milijonierių, jie yra visiškai lygus, tik visiškai skirtingos patirties. Visiškai skirtingos prizmės programos, bet jie yra vienodi, jie yra lygus. Ir kol, kaip sunkiai šneki,
Ir kol žmonės kaltins vieni kitus, teis, smerks, įrodinės, tol ir bus kirmėlių lygyje, nes žmogus nėra sukurts teist, kaltint, vertint, laikyti save geresniu ir būti laimingu. Čia yra nesurišami dalykai kartu. Kad žmogus būtų laimingas, mums turi paleisti visą to neiškreiptą prizmę, tas programas, dėl kurių mums dar tus anksčiau paminėtus dalykus ir laiką save geresniu už kažkokį. Čia neegzistuoja švęs toks dalykas, kaip aš esu geresnis už kažkokį. Čia yra, kaip sakiau, kablys, kuriuo mes pasimaunam. Kaip sunkiai šnekėti. Mes visi esam lygus, nes mes visi esam tuo paties Dievo išraiškos atšakas. Mes visi esam tuo paties didžiulį, protų nesuvokiamą kūriniaus dalis. Šventas, amžinas, visokius kokis. Mes esam išveina visi. Ir čia yra iliuzija, kad aš esu aš, tu esi tu, kad mes nesam visi viena didžiulė šeima. Nu kas čia, kad negaliu kalbėti. Tai jau padarys pauzelį. Nu gerai, atsigavom. Oh, gerai, kur aš baigiau, grįžtam į tą informacinį lauką. Ir žmonės labai seniai tie proti ir manipuliuojami šiuo žemė taip, kad nekėstų viens kitą, kad naikintų viens kitą, kad žaistų karus, kad žaistų rases, kad žaistų kažkokias tai politinės ideologijas. Čia yra veina didžiulį planą, veina tokį kaip atšaką, kuri nuostabia pasiteisint tarp žmonių, kurie gyvena per protą, ne per širdį. Tik žmonės gyvendami per širdį gal įžiūrėti tas manipulacijas, anas pastebėti ir neužsikabinti už to. Ir gyventi vieni su kitas, bet svarbiausia su savim darnu. Kiekvienas žmogus, kuris vertint, teis, kaltint, smerk kitus žmonės, uns yra didžiulio disharmonijos su savim pačiu. Mums yra visiškam atsiskyrime su savim pačiu, visiškam savęs paties praradime. Į toks žmogus, apie laimę tai net nėra ko kalbėti, bet toks žmogus į savęs susinaikinimą, tokį kaip fizinį žmogaus. Uns negalės jausti, matyti, girdėti tikrųjų dalykų, kurie iš tikrųjų čia yra svarbi. Anamaniai bus nematomi, nepastebimi. Ir jeigu taip eilę gyvenimų gyvenant, tai yra tik tą laiką klausimas, kada prarasi savo esybę. Čia toks kaip išbandym žaidėms. Ar prarasi savi? Ar vis dėlto pastebėsi, atsisuksi savi, išsigryninsi ir susivoksi, kur tu esi iš tikrųjų, kodėl tu čia esi, kas tu toks esi,
kol negali sau tų dalykų įsivardinti, atrodo, nori sakyti, esi toks kaip akla višta. Klaidžioji, gyveni, kažkur dara, kažkur dirbi, išgyveni. O kodėl tu to dara? Kad būtum gyvas? Nes kiti to dara. Ko tau tas suteik? Kiek iš to mėgaujies? Kiek iš to esi pasimetęs? Kiek te apgyvendams bėgsi kartu su visa? Ir kur nubėgsi, tai tik mirti. Tik mirti. Kol nestaptelsi, neatsisuksi į save, neįsigilinsi, neatrakinsi savo širdies ir nepradėsi jausti. Iki tol tu, taip kreipsus, tu esi mėrė žmogus, gyveni, valga, šventi, bet nežina, ko reiš gyveniams, nežina, ko reiš skanauti, nemoki šviesti. Esi tik tikresnis žmogaus užmėgusi atmaina, kurių didžioji dalis tep ir nugyvens. Aš te vėl negražiai įsireikšiu, prasmėrdė savie pačius. Toks jausmas yra, kad labai seniai tas yra daroma. Tokia ta manipuliacija, bet ta manipuliacija veik ne vien per fizinį lygmenį, ta manipuliacija, fizinis lygmuo, tai kara būtų. Filmą visokiai, programavėms, tų pačių religijų, visokių pažiūrų, filmų, serialų. Bet ir matau, energetiniam lygmenį labai stipriai ir pajungti, aš taip, įsireikščiau didžiulę gabaritą. Aš nežinau, kas čia per dalyks, bet aš jautų enonti dažnį nuo tų didžiulių gabaritų. Ir tie gabaritą pagal to, kokia yra žmonių rasė, mentalitets, genetika. Pajung tam tikras bangas, kurios dar stipriau žmogų panardėn į žemų vibracijų būsenas. Jeigu žmogus nori atsibos, dirb su savim, uns vis tiek prasimuš per tus dažnius, jie nukreiptus. Bet jeigu žmogus tiesiog gyvent, lauk pasrovė, tai dar stipriau yra panardinams į tokią nežinomybės būseną. Bet ta būsena į tokį, kad tu net nesuvoki tos būsenas, tiesiog esi. Vat eini, gyveni, dirbi ir vėl tom pat, ir vėl tom pat, ir vėl tom pat, ir kiekvieną dieną net nesusimastydams, kodėl aš to darau, kur čia prasmė. Ir vat jeigu žmogus net apie to nesusimąsta, reiškia labai stipriai veikia jiem. Vat įskleidžiami dažniai, o tai įskleidžiami dažniai yra beveik kiekvienam pasaulio kamputė. Čia net ne žmonės to daro. Čia daro kažkas, tai aš negaliu dar pasakyti kas. Atrodo dabar tai net nereikėtų. Čia gal kitą laidą pažiūrėsim, kas manipuliuoja tą žemę ir mumis. Bet yra didžiulis jėgas, kurioms yra naudinga užmigusių žmonių masė. Nes iš tokių žmonių gali išspausti labai daug pačių žmonių energijos. Kada žmonės varto alkoholį, klubų šoka, net įsijautę, pykstas, mušas, kariaun, šauk vieni ant kitų, riek vieni ant kitų. Tol они generau didžiulę energiją, didžiulius rautus energijas. Ir ta energija yra, man rodo, tokia aukso pauda. Aukso vertės ana yra.
Ir nors žmonės yra palyginus silpni, lyginant su žmonėm, kurie buvo anksčiau, bet mūsų vat, yra daug ir mes sunkiai įsisokę į tus žaidimus, dėl kurių mes gaminam tas energijas, pykstam, riekam, kaltinam, ten vat varžybas kokias jau visi šauka, nes ir gale. Ir ta energija yra nugaminama daugiau ir stipriau negu bet kada anksčiau. Nes seniau, aš kalbu, vat 500 tūkstančių metų atgal, žmonės buvo, taip noriu sakyti, daug sudėtingesni, stipresni, tvirtesni, grynesni pagal savo DNR ir jauti daug daugiau širdim. Dėl to dažna civilizacija atėjus laikau turėjo būti nušlauta, nes, nu pažiūrėkime, kodėl turi būti nušlauta. Nes nebebūdavo ko paimti iš anos. Ana teikia labai mažą kūrą, va taip noriu sakyti to kūrą, tos medžiagos energetinis. Dėl to būdavo viskas nušlaujama ir paleidama iš navai. Tuo pačiu čia toks kaip žaidėjams, eksperimentavimą, va dabar tokį žmonių palėsėm, tokį žmonių kartą, su tokį DNR ir pažiūrėsim, ką panim seksės. Ir žiūr tada. Tokį rasį žmonių paled ir žiūr, ką panim sekas. Jeigu nepasiteisin, nereta taip nušlau. Ar tai ligom įvairiausias būdas. Ir toks žaidėjams vyksta. Esam tokie kaip skrusdėlės tam permatomam skrusdėlių tokiam, nu kur yra, vat, gali pažiūrėti, kaip skrusdėlytis ten gyven ir yra ten žmogus ir ten gali daryti tada net dalykus ten. Manipuliuoti, ko nori, gal tom skrusdėm numus kažkokius greuti. Atsiprašau, tai čia lygiai tas pats. Žmonija yra žaidimo dalis, didžiulė žaidimo dalis, tik они nesuvok, kad они yra žaidimo dalis. O žaidėjams tai irgi vieniems. Ir labai svarbu yra, kad žaidėja kuo labiau bijotų, kuo labiau būtum įbauginti, silpni, pažaboti, su programom, užhipnotizuoti, įhipnotizuoti visokias veiklas, kurios yra, nu, visiškai laikas švaistyms, tik energijas, vat, švaistyms, kuris iš tikrųjų kažkam duot didžiulę, didžiulę naudą. Ir yra, taip rodo, dvi žmonių rūšis. Yra žmonės, čia nu vėl negražiai labai sireikšų, tai yra žmonės zombė, žmonės numirėlė, žmonės hipnozija tokio, gyvenimą hipnozija, kurie tik bet ko gyvent per protą, per savo įsitikinimus, visišką nesuvokdami, kad tai, kas aniai galvo, kad yra viskas iliuzija, viskas netikra. Ir tik tą sudėtų įsitikinimų ir pasaulyje žiūros kratinys, vat, veinam kūne. Jie neįlaika ton tikrų dalykų, kad, va, aš esu tikrus, aš esu žmogus, aš esu kūns. Ir yra kitos žmonių dalis, kurie tu jau apšiausiu. Kita žmonių dalis, kurie ir išsilaisvė iš tos sluoksniaus, iš tų tokį prakeiksmą, kurie suvok, kad anie tik gyven žmogaus patirtį, bet anie nėra žmonės, anie yra dieviškoji energija patalpinta žmogaus kūne, kad anie yra ne fizinės būtybės, kurie suvok jaut, net ne vien suvok, bet jaut per savi, per širdį, kad čia vyksta daugybė dalykų, kurių žmonės nemata, nepasteb.
ir kad yra atėję su tikslu išmokti, suprasti, suvokti, pamatyti, įgauti patirtį ir sugebėti išėti iš čia. Kad į labai svarbu, atrodo, sugebėti išėti iš čia. Pamirkėjais arba kažką tai, neužsisukti šitam rate, atsibuda ir išėję iš čia. Atsibuda, susirinka kuo taurek, kuo čia atėję ir išėję iš čia. O vat kita dalis, tai vis yra praradę save, praradę savo sielas, įkalinti čia. O taip ir žaidams ir vyksta. Ir kažkas labai iš to pelnos, bet čia irgi ir proceso dalis, čia žaidimo dalis. Nėra ko pykti. Ir tie, vat, kurie ir išlaisvini savo pasamonį, savo samonis, greitų metų bus perkelti į kitą lygį, į naują lygį. Į tokį lygį, kad šio fizinio pasaulio realybė turės dvi atšakas. Vieni, kurie bus totalio kontrolėje, kurie negalės gyventi laisvą valią, ir bus kita atšaka - laisvųjų pasaulis, kurie sugebės ir ras būdus gyventi laisvą valią. Gyventi taip, kaip paniai nori, kaip paniai jaut, kada, o tas tikrasis aš per širdį, kada jums reikia gyventi. Ir bus du atskiri pasaulio žmonių. Vieni va tų, nu aš vėl taip negražiai įsireikščiau, zombių, kurie daro kas leip, kurie vadovaujas visuomenės nustatytom normom, kurie vat en palei bandą ir bus vat kiti, tie laisvieji tokie. Bet čia laisvieji ne vien, kad fiziška, ar nebūtina fiziška, bet laisvom širdim. Tokie kai kuria prasme nepritapėlę, kurie nežiūr, ką kiti daro, kuriems nerūp, ką kiti daro, o nei dar taip, ką panims reikia, ką panėjaut, kada nei to elgtys. Ką panėjaut, kada nei to gyventi, auginti vakus. Ką panei to bendraut, kokias būti, kurie siek meilės savo širdį ir autentiškumą, o ne būti tokias, kaip kiti yra, kad būtum pritapęs, kad būtum pripažins, priimts, įvertins kitų. Ir labai greta, atrodo, labai stiprią pasijaus, vat, kurie yra, kurie labai stiprią pasijaus. Pradžioje vyr sene tuo dalyką, keli metai aprodo, kada pradėjai matytis, kas yra potencialų savo likimo kalvę, o kas yra vėl taip negražiai įsireikšų zombė, kurie vadovaujas populiariaja nuomonė, lengva įtikimąją nuomonę, nors ana nėra paremta nieko. Ir mat su visas kartu. Nu čia nusukau, aišku, nuo žemės temas, bet manau, palėtėm labai įdomių sričių, svarbių sričių, kurių supratėms, ar bent mintis apie tai, gal privesti prie nuostabių dalykų, prie nuostabių įžvalgų. Tai va, tam kartu tiek. Ši laida regresinis vakaras, tema žemė baigės. Ir laukit kitos laidos. Ačiū visiems, kas klausėt. Sėkmės ir iki.